Sveiki! Šiandien norėčiau pamokinti, kaip sprendžiamos nelygybės su sinusais ir su kosinusais. Tam reikės pirmiausia prisiminti, kaip yra braižomi grafikai sinuso funkcijos ir kosinuso funkcijos. Norint nubrėžti sinuso funkcijos grafiką, užsipildykite lentelę ir pastebėsite, kad jei įdėsite pi dalintą į 6, tai gausite sinuso reikšmę 1/2. Jei įdėsite pi dalintą iš 3, gausite šaknį iš 3 dalintą iš 2. Jei įdėsite pi iš 2, gausite vienetą. Ir analogiškai visus kitus taškus susidėję ir juos sujungę, jūs gausite funkcijos sinuso grafiką. Mano šitoje programoje yra x ašyje sudėti radianai, parašius 0,5 vienetą, tai yra apytikslės reikšmės, todėl aš patikslinau ir parašiau savas. Jeigu aš brėšiu kosinuso funkcijos grafiką, tai jūs pastebėsite, kad sinuso grafikas paprasčiausiai pasistūmė į kairę pusę. Ir prie 0 jau yra 1, prie pi iš 6 yra šaknis iš 3 dalinta iš 2 ir atitinkamai kitos reikšmės. Išspręskime dabar nelygybę sinus x daugiau arba lygu už 1/2. Persibrėžus sinuso x grafiką ir nubraižius tiesę y lygu 1/2, mums beliko dabar tik tai iš grafiko pažiūrėti, kur sinuso funkcijos grafikas yra virš 1/2. Tai yra štai šitie visi sinuso funkcijos grafiko gabalėliai. Kadangi lygų nėra nelygybėje, lygų yra nelygybėje, rutulėliai, kur susikirto abu grafikai, turi būti pilni. Vienas iš intervalų, kuris arčiausiai 0, yra štai šitas, aš jį ir nagrinėsiu. Kaip matome, tinka atsakymai nuo pi iš 6 uždaryto iki uždaryto, skaičiuojant langelius, yra 5 kartus pi iš 6. Todėl šios nelygybės atsakymas ir bus intervalas. Uždarytas nuo pi iš 6 iki 5 pi iš 6, uždaryto, kuris kartojasi, kas? Skaičiuokime kiek. Štai čia yra pradžia intervalo. Štai čia yra pradžia kito intervalo. Suskaičiavus pamatome, kad tai yra 12 langelių, o 12 langelių yra 2 pi, todėl kartojasi kas 2 pi k, kur k priklausys sveikųjų skaičių aibei. Dabar išspręskime štai tokią nelygybę, kur sinusas x yra prašomas, kad būtų mažesnis už minus šaknį iš 3 dalintą iš 2. Nusibrėžkime ir vėl sinuso grafiką. Mes jau nubraižėm, o dabar minus šaknis iš 3 dalintą iš 2. Apytiksliai jinai yra apie minus 0,5
8 su trupučiuku. Kadangi man reikėjo po nubrėžtojo grafiko, tai šitie gabalėliai, kur susikirto, yra tušti taškai, mane dominantis ir tenkinantis duotąją nelygybę. Arčiau nulio yra štai šitas intervalas. Tai šito vietoje yra minus 2 kartus pi iš 6, tai būtų pi iš 3. O čia yra 4 kartus pi iš 6, tai bus 2 pi trečiosios. Todėl atsakymas x priklausys atviram intervalui nuo minus pi 2 pi iš 3 iki minus pi iš 3. Ir vėl paskaičiuokime, kas kiek laiko kartojasi. Štai čia yra intervalo pradžia. Ir štai čia vėl yra intervalo pradžia. Tinkamo intervalo skaičiuojam, matom, kad vėl yra 12 langelių. Todėl kartojasi kas 2 pi k. Pabaiga intervalo turi tokį patį periodą 2 pi k. Ir nepamirškit parašyti, kad k priklauso sveikųjų skaičių aibei. Trečiasis uždavinys. Būtų sinus x mažiau už minus 2. Vėl braižau tiesę. Dabar yra minus 2. Ir matau, kad sinuso grafiko po šitą tiesę iš viso nėra. Todėl šio uždavinėlio atsakymas tuščia aibė arba sprendinių nėra. Ketvirtas uždavinėlis prašo, kad sinusas x būtų daugiau arba lygu už minus 4. Dabar turėčiau nubrėžti tiesę ten, kur yra minus 4. Y lygus. Aš ją nuleidžiu. Ir kadangi prašo, kad sinuso funkcijos grafikas būtų virš mano nubrėžtos tiesės, matau, kad visas sinuso funkcijos grafikas yra virš šitos tiesės. Reiškia, atsakymas x priklausys realiųjų skaičių aibei. Ir penktasis uždavinėlis. Sinusas x mažiau už 3. Dabar nusibrėžti turėčiau tiesę ten, kur yra 3. Y lygus. Man paprašo, kad būtų po šitą tiesę. Ir matome, kad visas sinuso grafikas vėl yra po šitą tiesę. Todėl vėl x priklausys realiųjų skaičių aibei. Dabar pabandykime išspręsti štai tokią nelygybę, kur sinusai 2x minus pi iš 4 yra mažiau arba lygų šaknį iš 2 dalinta iš 2. Kaip matote, aš vėl turiu pasiruošusi funkcijos sinus x grafiką. Todėl, kad 2x minus pi iš 4 aš galiu pasižymėti raidelę t ir pasakyti, kad aš braižau sinuso t funkcijos grafiką, o paskui atitinkamai pataisyti atsakymą. Ir taip, mes turime sinus t grafiką. Dabar šičia ašis būtų t. Nusibraižome tiesę, kiek yra šaknis iš 2 dalinta iš 2, apytiksliai 0,7. Ir žiūrime pagal sąlygą, kurioj vietoj mūsų nubrėžtos funkcijos grafikas yra po nubrėžtąją tiesę.
Po nubrėžtąja tiese yra va štai šitie intervalai. Susikirtimo taškai pilni, nes yra lygų. Arčiausiai nulio yra pirmas intervalas, kurį paryškinau. Man beliko tik tai suskaičiuoti nuo ko iki ko. 1,5 langelio yra pi iš 4, o čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 langelio. O tai yra 5 kartus pi iš 4 su minuso ženklu. Todėl norėčiau rašyti atsakymą, kad T priklauso intervalui uždarytam nuo minus 5 pi iš 4 iki pi iš 4, kuris kartojasi. Jau šnekėjom, pasižiūrėkite, kartojasi, čia yra iki, kartojasi vėl kas 12 langelių, todėl periodas yra 2 pi k, bet tai dar ne atsakymas. Man reikia sugrįžti pažymėjimą ir parašyti, kad tai buvo 2x minus pi iš 4. Priklauso duotam dabar intervalui. O man atsakymė reikia tik tai x. Todėl visą šitą intervalą reikės sutvarkyti atitinkamai apskaičiuojant x reikšmę. Čia buvo minus pi iš 4. Jis šitoj pusėje nereikalingas, todėl pi iš 4 aš turėsiu pridėti prie kairės intervalo pusės ir prie kiekvieno intervalo galo. Ir gausiu, kad 2x priklausys intervalui nuo minus pi plus 2 pi k iki pi iš 2 plus 2 pi k. Dabar beliks atsakymą tik tai padalinti iš dvejeto. Ir x priklausys intervalui nuo uždaryto minus pi iš 2 plus pi k iki pi iš 4 plus pi k, kur pakartosiu, kad k raidytė priklauso sveikųjų skaičių aibei. Čia ir bus to uždavinio atsakymas. Rekomenduočiau išsispręsti štai tokias dvi nelygybės su kosinuso funkcija, kur kosinusas x daugiau arba lygų už minus 1/2 ir suraskite, kur kosinusas x mažiau už šaknį iš 3 dalinta iš 2. Sėkmės jums!